ko nežino onkologinių ir kitų mirtinų diagnozių baugintojai ir tie, kurie tiki visom šiom siaubą varančiom diagnozėm. Ogi žmogaus kūnas yra išmani ir gerai organizuota biologinė mašina. Taip kaip mūsų kūnas priaugina auglį, taip jis jį pats ir pašalina. Taip kaip mūsų kūnas ardo audinius, taip jis juos ir priaugina vėl. Kaip, kada ir kodėl mūsų kūnas tai daro, viską paaiškina naujosios medicinos 5 biologiniai dėsniai. Šie video gali būti įdomus tiems, kas nori būti pats sau gydytojas, kas labai nemėgsta sirgti ir patekti į medicinos įstaigas, kam šios sveikatos priežiūros įstaigos labiau panašios į gąsdinimų ir kankinimų gulagus, kur atliekami medicininiai bandymai su žmonėmis. 5 biologiniai dėsniai padės jums suprasti savo kūną ir susidraugauti su juo. Tokie žodžiai kaip onkologija, vėžys, sklerozė ar kitos baisios diagnozės nebegąsdins jūsų, nes tik jūs galite vairuoti savo kūną. Ir tik nuo jūsų priklauso, gyvensite jūs ar mirsite. Suprasite, kodėl vieni ligoniai miršta, nors jiems buvo suteiktas pats geriausias gydymas, o kiti išgyvena net 4. stadijos vėžį, nors gydytojai jiems jau pateikė mirties nuosprendį, nurašė kaip nepasiduodantį gydymui ir paliko mirti namuose. Ogi jokios magijos čia nėra. Žmogus išgijo, nes jį nustojo nuodyti gydymu, jį nustojo gąsdinti baisiais tyrimais, žmogus savo namuose atsipalaidavo, susitaikė su mirtimi ir nutarė džiaugtis paskutiniam gyvenimo dienom. Žmogus tiesiog atsipalaidavo, nustojo bijoti ir nerimauti, todėl kūnas įjungė išgijimo fazę. Ką gali baimė ir nerimas? Ir kodėl jie tampa velnio įrankiais, kai mes užstringame juose per ilgai? Į tai ir atsako 5 biologiniai dėsniai. Pirmas biologinis dėsnis ir teigia, kad liga tai visai ne liga, o speciali biologinė programa, kurią įjungia pats kūnas, tai yra mūsų smegenys, mus ištikus pavojingai gyvenimo situacijai. Šios specialios biologinės programos tikslas yra suteikti mums šansus išgyventi. Mūsų kūnas modifikuojasi su tikslu mums padėti išgyventi. Šias specialias biologinės programas dar vadina konfliktais. Šokas, specialios biologinės programos įjungimas, įvyksta tada, kai sutampa 3 sąlygos. Atsitinka kažkas visiškai netikėto. Tai asmeniškai tam žmogui dramatiška. Žmogus tai išgyvena izoliuotai. Tai yra, net vėliau niekam nepapasakoja ar net nesuvokia pats, kokiam strese randasi. Taip pat šios specialios programos gali įsijungti, kai stresas, nerimas, skaudžios problemos tęsiasi labai ilgai. Lašas po lašo ir akmenį pratašo. Ligos, specialios biologinės programos, prasideda su įvykiais, kurių mes neišsprendėme, neišmokome jose saugiai elgtis. Maži šokai sukelia mažus konfliktus, dideli šokai sukelia stipresnius konfliktus. Kaip mūsų kūnas supranta, kad mus ištiko šokas? Ogi per mūsų jausmus, mūsų didelis išgąstis, baimė. Mūsų kūnui yra įsakymas veikti. Mūsų kūnas tai biologinė mašina valdoma jausmais. Dėmesio, mūsų kūnas neskiria tikro pavojaus nuo įsivaizduojamo. Taip pat jis neskiria laikų, jam viskas vyksta čia ir dabar. Ta pačią sekundę, kai smegenys įjungia specialią biologinę programą, ji iškart teka 3 lygiais. Psichika, smegenis, organas. Psichika, dar vadinama siela, yra programistas, smegenis yra kompiuteris, organas yra mašina vykdanti kompiuterio nurodymus.
psichika, mūsų siela, užprogramuoja išgąsčių specialią biologinę programą, smegenyse susidaro Hamer fokusas, tai toks į diską panašus darinys. Jisai susidaro toje smegenų vietoje, kuri atsakinga už šią baimę ir valdo atitinkamą organą. Smegenys siunčia šiam organui signalus veikti, modifikuotis. Kiekviena speciali biologinė programa, nuo jos pradžios iki pabaigos, vyksta visais šiais 3 lygiais. Hamer fokusas kovos fazėje, kompiuterinėme tyrime smegenyse, matosi labai neryškiai, reikia įgusti, kad jį pamatyti. Bet atstatymo išgyjimo fazėje jis smegenyse matosi labai ryškiai. Dėl šalinimo procesų, dėl suaktyvėjusio jungiamojo audinio, kuris užtikrina maitinimą, kol Hamerio fokusas bus pašalintas per skysčius. Ir pats pikas, pats smegenų edemos pikas vyksta kaip tik atstatymo fazės viduryje per krizę. Ir jos stiprumas priklauso nuo to, kiek ilgai vyko kovos fazė ir nuo lokacijos smegenyse. Na, o kaip viską supranta oficialioji medicina? Oficialioji medicina šių dėsnių išvis nežino. Universitetuose jie yra uždrausti, nors ir įrodyti. Oficialioji medicina iki šiol nežino ar nenori žinoti ligų priežasčių, tik spėlioja ir daro prielaidas. Bet kokį nukrypimą nuo normos konstatuoja kaip patologiją, kuri bus visada ir gąsdina pacientą, laikydama jį strese, neresursinėje ir išgyjimų neįmanomoje fazėje. Neigia Hamer fokus susidarimą. Hamer fokus išgyjimo stadijoje, kai jis aiškiai matosi, supranta kaip piktybinį auglį ir gąsdina pacientą mirtimi. Antras biologinis dėsnis teigia, kad visos specialios biologinės programos, dar vadinamos ligos, susideda iš 2 dalių. Kovos fazės, kai mes kovojame su mūsų užpuolusia bėda, ir kūno atstatymo fazės, išgyjimo fazės, kai kūnas atstato viską, ką jam teko kovos fazėje modifikuoti. Taigi, kai mus ištinka kažkas visiškai netikėto, ką mes buvom visiškai nepasiruošę, ir tai yra mums dramatiška, ištinka šokas. Kūnas įjungia specialią biologinę programą ir vyksta kovos fazė. Mes kovojame su šia mūsų ištikusia bėda. Mūsų kamuoja ištisinis stresas, kovos būsena, įkyrios mintis apie šoką, padidėjęs kraujo spaudimas, šaltos galūnės, net ledinės, apetito dingimas, svorio kritimas, nemiga, dažnai atsibundama tarp 1 ir 3 valandos ryto, pats kūnas mus žadina. Ei, tau gresia pavojus, daryk ką nors. Kai mes išsprendžiame šią bėdą, arba ji pati kažkaip išsisprendžia, mes atsipalaiduojame, daugiau nebebijome, nustojame nerimauti. Kūnas supranta, kad mūsų gyvybei pavojus nebegresia ir įjungia kūno atstatymo išgyjimo fazę. Ir atstato viską, ką jam teko modifikuoti. Mus kamuoja mieguistumas, vangumas, geras apetitas, svorio priaugimas, skysčių išsiskyrimas, skausmas, tinimas, naktinis prakaitavimas, uždegimai, rando susidarimas. Kūnas grąžina mus atgal į normą. Kągi ten tas mūsų kūnas išdarinėja toje kovos fazėje su tikslu mums padėti? Ogi, priklausomai nuo to, ko tiksliai jūs išsigandote ir koks organas ar audinys už tai yra atsakingas, šis atsakingas organas arba priaugina daugiau ląstelių, kad padidinti organo funkciją, arba ardo audinius, kad vėliau atstatymo fazėje atstatyti stipresniais, arba pakoreguoja organo funkciją. Kovos fazėje, priklausomai nuo to, ko tiksliai jūs išsigandote ir kuris organas ar audinys atsakingas už šią baimę, šis organas ar audinys augina auglį ar daugiau ląstelių, kad padidinti organo funkciją. Mes tai suprantame kaip vėžį. Pavyzdžiui, plaučių vėžys
Tai mirties baimė, savo ar artimo. Priauginama daugiau ląstelių, kad pagerinti dujų apsikeitimą ir suteikti jums daugiau šansų išgyventi. Net jeigu jums mirtis tiesiogiai fiziškai ir negrėsia, bet jeigu jūs jos bijote, kūnas vis tiek įjungia šią specialią biologinę programą jūs gelbėti. O atstatymo fazėje, kai nustojate bijoti mirties ar susitaikote su ja, jūs kūnas perjungia į atstatymo išgijimo fazę ir vyksta plaučių uždegimas. Kas tai yra? Šių priaugintų ląstelių šalinimas mikobakterijų pagalba. Visus šios procesus reguliuoja smegenys. Tiesiog, kai jūs būnate kovos fazėje per ilgai, o šios specialios biologinės programos yra sukurtos gamtos trumpam naudojimui ir kai jūs jose būnate per ilgai, šie išgijimo procesai reiškiasi labai stipriai. Juos tokiais atvejais reikia truputį pašvelninti, ne visiškai sustabdyti, nes tai yra išgijimo procesai, o truputį sušvelninti. Arba kovos fazėje. Jeigu šią baimę atsakingas kažkoks visai kitas organas, kuris ardo audinius, taigi jisai ardo audinius, kad vėliau atstatymo išgijimo fazėje atauginti stipresniais, taip vadinama nekrozė. Pavyzdžiui, kaulų čiulpų nekrozė. Tai nekas kita kaip ypač stiprus savivertės konfliktas, kai paliečiami ne tik kaulai, bet ir jau kaulų čiulpai. Kai žmogus labai save nuvertina, aš nieko negaliu, aš niekam tikęs, labai skausmingai, stipriai save nuvertina. Kovos fazėje ardomi kaulų čiulpai, o atstatymo fazėje, kai jūs nustojate save nuvertinti, kaulų čiulpai priauginami vėl. Arba organas gali tiesiog pakoreguoti savo funkciją, kad ji tiktų esamai situacijai, jums pagelbėtų. Pavyzdžiui, hiperglikemija – tai pasipriešinimo konfliktas arba neigimo konfliktas. Pasiruošimas kovai. Kūnas užtvenkia insuliną, kad kraujyje susikauptų daugiau gliukozės, raumenys turėtų daugiau jėgos, kad atjungti priešininką vienu smūgiu. Tai kai jūs jaučiate, kad jūs puola kažkas stipresnis už jūs, o jūs esate silpnesnis, bet jums būtinai reikia save apsiginti. Taigi kūnas jums padeda. Ir tokie pasakojimai, kad aš nesuprantu, iš kur pas mane atsirado tiek daug jėgos. Ogi šios specialios biologinės programos viską paaiškina. Šis stebukladarys suteikiantis jums daugiau jėgos yra kūnas. Jis viską organizuoja. Tiesiog nereikia užstrigti šiose situacijose. Jūs susirgate, kai jūs nesprendžiate situacijos. Su įvairiais gyvenimo iššūkiais, didesniais ar mažesniais, mes susidurėme kone kasdien. Kai mes jos išsprendžiame greitai ir efektyviai, simptomų net nepajaučiame. Stipresnius simptomus mes jaučiame, kai mums nepavyksta šiuos konfliktus išspręsti taip greitai ir efektyviai. Šios dvi fazės, kovos ir atstatymo, yra proporcingos viena kitai. Kuo ilgiau ir intensyviau trunka kovos fazė, tuo ilgiau ir audringiau truks atstatymo fazė. Bet kiek ilgai betruktų kovos fazė, atstatymo fazė visada trunka 6 mėnesius, pusę metų. Jei ji trunka ilgiau, reiškia, jūs neišmokote gyvenimo pamokos, neišsprendėte konflikto, todėl vėl susiklošius panašioms aplinkybėms reaguojate taip pat jautriai, ta pačia baime. Ir vėl grįžtate į kovos fazę. Tai vadinama pakibusiais konfliktais. Oficialioji medicina tai vadina lėtinėmis ligomis. Šios specialios biologinės programos, gamtos sukurtos ir mums duotos, trumpam naudojimui. Kol mes esame pasimetę, kai mes esame užklupti, netikėtai, nepasiruošę. Tam, kad mes nepražūtume, kol susivoksime ir atsigausime, kol mūsų sąmonė pradės pilnai veikti. Kodėl yra pavojinga nespręsti savo gyvenimo iššūkių, savo konfliktų, kai mes jau senai galėjome kažką padaryti? Šios specialios biologinės programos duotos trumpam naudojimui, kad nepražūtumėt jūs ištikus nenumatytai pavojingai situacijai.
kol susigaudysite, kas vyksta ir pradėsite veikti, nes esate per daug brangus evoliucijos mechanizmas, kad taip lengvai jūs būtų galima sunaikinti. Ilgas piktnaudžiavimas specialia biologinė programa ar jos neišmokimas, vis kartojimas gali baigtis. Pirma, išsekimu. Jei dieną naktį be pertraukų siaubingai smarkiai bijosite ir nerimausite, jūs tiesiog išseksite, išsekinsite visus savo organizmo resursus. Antra, tai gali baigtis randais. Kiekvieną kartą praėjus specialiai biologiniai programai susidaro randas. Tai toks jungiamasis audinys. Kuo daugiau randų, tuo mažiau organų funkcijos. Tuo mažiau organas atlieka savo funkcijos. Pavyzdžiui, kepenų cirozė. Na, o trečias siaubas baubas, kuris jūsų laukia. Jeigu metus, daug metų tupite, bijote, nesprendžiate savo gyvenimo iššūkių, nekovojate už save. Jūsų laukia tokiais atvejais egzaminas kiekvienos specialios biologinės programos. Atstatymo išgyjimo fazės viduryje yra krizė, egzaminas. Gamta jūs egzaminuoja, kaip išmokote pamoką, palikti jūs ar ne. Atstatymo fazės viduryje yra krizė. Tai trumpas konflikto pakartojimas, kuris trunka nuo 3 sekundžių iki 3 dienų. Jos stiprumas ir pavojingumas priklauso nuo to, kiek ilgai ir dažnai buvote su ta pačia specialia biologinė programa kovos fazėje ir kiek gyvybiškai svarbus organai dalyvavo joje. Krizės, tai epilepsijos priepuoliai, astmos priepuoliai, širdies infarktai, kepenų koma, smegenų edema dėl Hamerio fokuso šalinimo, kurios pikas vyksta atstatymo fazės viduryje. Smegenyse šiomis dienomis vyksta tsunamis. Šios krizės būna ypač pavojingos, kai jūs užsibūnate kovos fazėje per ilgai, daug metų. Tada šioms krizėms reikia ypatingai gerai pasiruošti, kad jūs praeitumėte egzaminą. Labai retais atvejais, kai ši kovos fazė trunka labai ilgai, apie 30 metų, mirtino smegenų tsunamio net specialiais ir jau prieš tai vartojamais vaistais mažinančiais smegenų edemą sustabdyti nebeįmanoma. Bet tokie atvejai yra išskirtiniai ir labai reti, kai žmogus būna apie 30 metų su ta pačia specialia biologinė programa, kovos fazė, ir tai ne visais atvejais. Daugiausia žmonės nebūna kovos fazė jau tiek ilgai. Ir prasidėjus atstatymo fazei, po 3 mėnesių vykstančiam smegenų tsunamiui galima tinkamai pasiruošti. Pavyzdžiui, smegenų tinimą mažinančiais vaistais, jokių intraveninių infuzinių šiom dienom, jokių papildomų skysčių. Bet nesijaudinkite, kad kūnui neužtektų resursų atsistatyti, tai labai reti atvejai. Kaip matote, kai žmogus būna kovos fazėje su ta pačia specialia biologinė programa, labai ilgai, daug metų. Paprastai žmonės nesprendžia savo konfliktų taip ilgai. Jeigu jūs truputį užtrukote kovos fazėje, daugiau kaip 6 mėnesiai, metai, tiesiog žinokite, kad atstatymo fazė gali būti intensyvesnė ir pasiruoškite jai. Na, o ką apie tai mano oficialioji medicina? Ogi nieko nemano. Ji nieko nežino ar nenori žinoti apie 5 biologinius dėsnius. Jie yra slepiami net nuo pačių gydytojų. Oficialioji medicina nieko nežino apie fazes. Jas supranta kaip atskiras ligas, pavyzdžiui, plaučių vėžys – tai kovos fazė, o plaučių uždegimas – tai atstatymo fazė. Tai ta pati liga, ta pati speciali biologinė programa. Oficialioji medicina tai supranta kaip kažkokias atskiras ligas. Nieko nesuprasdama apie 5 biologinius dėsnius, negali suprasti, kodėl kūnas augina tuos keistus vėžius ir kodėl nei šio nei iš to atsiranda infekcija ir puola tik tai kažkokį tai vieną organą. Negali paaiškinti, kodėl netgi nerūkantis žmogus gali susirgti plaučių vėžiu.
Na žinoma, be 5 biologinių dėsnių tu nieko ir nesuprasi. Trečias biologinis dėsnis mums atskleidė, kad kiekviena speciali biologinė programa yra kontroliuojama tam tikros smegenų dalies, kuri ir valdo visus jos procesus. Trečias biologinis dėsnis taip pat mums atskleidžia paslaptį, kodėl vieni organai augina auglius, kiti organai ardo audinius, o dar kiti organai koreguoja funkciją. Mus ištikus dideliam šokui ir užsivedus specialiai biologiniai programai. Ogi tai priklauso nuo mūsų istorinio evoliucinio vystymosi. Mūsų kūno biologiniai procesai vyksta tiksliai pagal mūsų istorinį evoliucinį vystymąsi. Šis dėsnis paaiškina, kodėl vieni organai augina auglius, kiti organai ardo audinius, o kiti pristabdo ar kiek pakeičia savo funkcijas, kai vykdo specialią biologinę programą. Ogi tai priklauso nuo to, iš kokio embriono gemalo sluoksnio organas ar audinys išsivystė. Iš viso yra 3 gemalo sluoksniai, iš kurių išsivysto mūsų organai. Endoderma – tai seniausias gemalo sluoksnis, iš kurio išsivysto mums gyvybiškai reikalingi mūsų egzistavimui ir gyvenimui reikalingi organai. Po to evoliucijoje atsirado mezoderma, kuri mums išvystė apsaugai ir integravimui reikalingus organus. Po to evoliucijoje atsirado ektoderma, kuri mums išvystė tarpusavio bendravimui reikalingus organus. Endoderma yra seniausias evoliucijoje išsivystęs gemalo sluoksnis, iš kurio išsivysto gyvybiškai svarbus organai. Šie organai kovos fazėje elgiasi pagal seną modelį. Tai yra, priaugina daugiau ląstelių ar auglius, kad padidinti organo funkciją. Ektoderma – tai vėliausiai išsivystęs gemalo sluoksnis ir jo organai. Šie organai elgiasi pagal naują modelį. Kovos fazėje jie ardo audinius ar koreguoja organo funkciją. Mezoderma – tai vidurinis sluoksnis, kuris atsirado po entodermos ir prieš ektodermą. Mezoderma skirstosi į 2 dalis, todėl, kad vieni organai dar elgiasi pagal seną modelį, pagal endodermos modelį, o jau nauji kiti organai iš mezodermos išsivystę elgiasi pagal naują modelį, pagal ektodermos modelį. Taigi, ką, kur, kada ir kodėl šios organų grupės daro ir už kokius konfliktus jos yra atsakingos, mes ir panagrinėsime. Endoderma – seniausias gemalo sluoksnis. Iš jo išsivystę organai augina auglius, kad padidinti organo funkciją kovos fazėje. Endoderma. Hamerio fokusai susidaro smegenų kamiene. Kovos fazė. Audinių priauginimas, kad padidinti funkciją. Augliai adenokarcinomos. Atstatymo fazė. Priaugintų audinių šalinimas mikobakterijų pagalba. Iš endodermos išsivystę organai atsakingi už taip vadinamus kąsnio konfliktus. Norėjimas ar nenorėjimas ką nors turėti. Kas svarbu ir norim gauti. Arba kas nesvarbu ir norim atsikratyti. Pavyzdžiui, pinigai, nuosavybė, mašina, namai, kolegos, partneriai, santaupos, papuošalai ir taip toliau. Organai. Virškinimo organai, inkstų taurelės, plaučių alveolės, gimdos gleivinė, prostatos liauka, kasos ir kepenų parenchima ir taip toliau. Vieno endodermos organo specialios biologinės programos pavyzdys. Kasos liaukos parenchimas – speciali biologinė programa, kuri oficialios medicinos suprantama
kaip kasos vėžys, adenokarcinoma ar serozinė cista. Konfliktas. Tai kąsnio konfliktas. Gauti ar uždirbti pinigai negali būti panaudoti. Paveldėjimo ar nuosavybės konfliktas. Nesutarimai šeimoje dėl šių dalykų. Kova dėl pinigų ar turto. Kažkoks monstras užvaldė iš vidaus. Pyktis, įniršis dėl kito elgesio. Arba kai kiti niršta dėl asmens elgesio, dažniausiai šeimoje. Kovos fazė. Auglio auginimas, su daugiau audinių galima gaminti daugiau kasos fermentų. Suvirškinti maistą geriau. Būna amilazės, lipazės padidėjimas kraujyje. Kad geriau atsikratyti kąsnio, nes kūnas mano, kad jūs jau gavote tą paveldėjimą. Bet kažkas nutiko, kad reikia jo greit atsikratyti. Atstatymo fazė. Grąžinimas į normą. Auglio šalinimas mikobakterijomis. Krizė. Skausmas, karščiavimas, naktinis prakaitavimas, galima diarėja. Jei reikiamų mikobakterijų kūne nėra, jūsų mikroflora yra sunaikinta, tada auglio inkapsuliavimas apgaubiant jungiamuoju audiniu. Pakibus konfliktui, kai jūs neišmokstate gyvenimo pamokos, bet vis ištisai pykstate ir pykstate dėl tų dalykų, niekaip neišmokstate gražiai pykti. Be įsižeidimų. Tada atsiranda daug randų, mažiau organo, mažiau funkcijos. Virškinimo problemos, riebios išmatos ir viduriavimas. Išsipūtęs pilvas, vidutinis skausmas. Senoji mezoderma. Iš jos išsivystę organai dar elgiasi pagal seną endodermos modelį. Augina auglius, kad padidinti organo funkciją kovos fazėje. Senoji mezoderma. Hamerio fokusai susidaro smegenėlėse. Kovos fazė. Auginių prieauginimas, kad padidinti organo funkciją. Kompaktinės karcinomos. Atstatymo fazė. Priaugintų audinių šalinimas mikobakterijų pagalba. Šie organai yra atsakingi už apsaugos ir integravimo konfliktus, puolimas, suteršimas, iškraipimas, apšmeižimas, nerimo puolimo konfliktai. Kai centriniai ir svarbos organai ar kūno dalis yra puolami, pažeidžiami, ar juos grasinama pažeisti, suteršimo konfliktai, kai asmuo jaučiasi suterštas, apšmeižtas, neteisingai apkaltintas, nerimo konfliktai, kai asmuo pergyvena ar išgyvena dėl ko nors. Iš jos išsivystė organai. Vidinė ir išorinė oda, derma, perikardas, pilvaplėvė, pleura, nervų apvalkalai, krūtų pieno liaukos. Ir vėl, vieno senosios mezodermos organo specialios biologinės programos pavyzdys. Pieno liaukų speciali biologinė programa. Oficialios medicinos suprantama kaip pieno liaukų vėžys, lobulinė karcinoma. Konfliktas. Dešiniarankių moterų. Kairioji krūtis. Nerimo ar kovos konfliktas ryšium su šeima, vaikais, lizdu. Dešinioji krūtis. Nerimo ar kovos konfliktas ryšium su partneriu. Kairiarankių moterų atvirkščiai. Taip pat gali būti nerimas dėl negalėjimo rūpintis, maitinti, būti šalia dėl ko nors. Ar tiesiog lizdo konfliktas, namai pavojuje. Moteris nerimauja dėl namų saugumo, pykčiai namuose dėl namų. Kovos fazė. Ląstelių prieauginimas pieno liaukų audinyje, nes su daugiau audinių daugiau pieno galima pagaminti ir geriau pamaitinti šeimos narius esančius bėdoje. Tokia kūno logika. Atstatymo fazė. Priaugintų audinių šalinimas ir eliminavimas per limfą mikobakterijų pagalba, uždegimas. Jei nėra reikiamų mikobakterijų, augliai inkapsuliuojami. Jei augliai vėl auga, reiškia konfliktas atsinaujino ar neišspręstas. O toliau evoliucijoje atsirado pokyčiai. Naujoji mezoderma išmoko naujų triukų. Naujoji mezoderma jau elgiasi pagal ektodermos naują modelį. Iš naujosios mezodermos išsivystė organai, ardo audinius kovos fazėje, tam, kad atstatyti stipresniais atstatymo fazėje.
Naujoji mezoderma. Hamerio fokusai susidaro baltojoje smegenų medžiagoje. Kovos fazė. Audinių ardymas, kad vėliau atstatyti stipresniais, nekrozės karcinomos. Atstatymo fazė. Audinių atauginimas, mikroorganizmų pagalba, bakterijų pagalba. Iš naujosios mezodermos išsivystė organai, atsakingi už savivertės konfliktus. Tai negalėjimo konfliktai ryšium su veikla, santykiais, šeima, sportu, išvaizda ir taip toliau. Asmuo nesijaučia pakankamai stiprus, ar įvykiai nesiklosto gerai, ar kažkaip vyksta ne taip, blogai. Žmogus jaučiasi nieko vertas, blogas, nesugebantis, nes buvo apkaltintas, sukritikuotas. Dėl to, kas nepasisekė ar vyko ne taip. Organai. Palaikomasis ir jungiamasis audinys, kaulai, kremzlės, sausgyslės, raiščiai. Dentinas, raumenų mityba, kraujagyslės, limfagyslės, blužnis, diagrama, kiaušidės, sėklidės. Štai jums vėl vienas pavyzdys iš naujosios mezodermos išsivysčiusio organo speciali biologinė programa. Limfmazgių speciali biologinė programa. Oficialios medicinos galim būti suprasta kaip limfmazgių uždegimas, patinimas, limfmazgių vėžys, limfadenopatija, limfadenitas, mononukleozė, limfangitas, piktybinė limfoma, Hodžkino liga. Konfliktas. Savivertės konfliktas, nesugebėjimas ko nors pašalinti ar negalėjimas išvalyti ką nors paveiktoje drenažo zonoje, negalėjimas atsikratyti šiukšlių, netvarkos arba lokalus savivertės savigarbos žlugimo konfliktas. Dažnai tai koks nors auglys, kuriuo žmogus nori atsikratyti nuo kokių nors baisių diagnozių, jums vėžys. Žmogus įsivaizduoja tą vėžį kaip puolantį nešvarumą ir nori juo atsikratyti. Arba kokia nors bėda, kurią asmuo niekaip negali atsikratyti, išvalyti, ar negalėjimas atsikratyti ko nors nemalonaus, nekomfortiško. Kovos fazė. Ląstelių degradacija, nekrozė, limfmazgiuose. Skylės kaip šveicariškame sūryje, paprastai nepastebima, nes nėra skausmo. Tik lokalūs limfmazgiai paveikiami, jei konfliktas lokalus. Jei konfliktas generalizuotas, tada gali būti paveikti visi limfmazgiai ir blužnis. Atstatymo fazė. Ląstelių atkūrimas ir papildymas dalyjantis. Limfmazgiuose. Uždegimas, skausmas, tinimas, raudonis. Po visos specialios biologinės programos praėjimo limfmazgiai lieka didesni, kad sekantį kartą su šia problema asmeniui būtų susidoroti lengviau. Dėmesio, limfmazgiai ir baltieji kraujo kūneliai dirba ranka rankon. Na ir trečias gemalo sluoksnis – ektoderma. Tai naujausias, jauniausias gemalo sluoksnis. Iš jo išsivystė organai, ardo audinius kovos fazėje, tam, kad atstatymo fazėje atstatyti stipresniais, arba pakoreguoja organo funkciją kovos fazėje, kurią taip pat atstato atstatymo fazėje. Ektoderma. Prasidėjus specialiai biologiniai programai, Hamerio fokusai susidaro smegenų žievėje. Kovos fazė. Audinių ardymas arba audinių mažinimas, kad atstatyti stipresniais ar pakoreguoti funkciją. Opinės karcinomos, nekrozė, audinių mažinimas arba organo funkcijų pakitimai. Atstatymo fazė. Audinių atstatymas, virusų pagalba ar organo funkcijų atstatymas. Šie organai, iš ektodermos išsivystę organai, yra atsakingi už socialinius konfliktus. Teritoriniai, netekties, išsiskyrimo, atsiskyrimo, įkandimo, seksualiniai, motoriniai konfliktai, užpuolimo iš priekio baimė, teritoriniai konfliktai, socialiniai konfliktai, tai ribos, jų brėžimas, nustatymas, apsauga, bendravimo problemos. Iš ektodermos išsivystę organai, tai yra jutimo organai, epidermis, suragėjusios gleivinės, vainikinės arterijos, venos, bronchų gleivinė, gerklų gleivinė, dantų emalis, raumenų inervacija, gimdos kaklelis, kasos alfa ir beta salelių ląstelės, tulžies ir kasos latakai. Na ir vėl pateiksiu
vieno organo iš ektodermos išsivysčiusio specialios biologinės programos pavyzdį. Bronchų raumenų speciali biologinė programa, kuri gali būti suprantama kaip bronchų susiaurėjimas, bronchinė astma, spazminis bronchitas. Konfliktas – teritorinis baimės konfliktas. Išgąsčio ar negalėjimo kalbėti dėl jo konfliktas. Kovos fazė – bronchų raumenų degradacija, raumenų silpnumas, motorinis paralyžius. Jei yra kartu su gleivinės specialia biologinė programa. Tai ir epitelio degradacija. Visko tikslas – atpalaiduoti raumenis, kad oras patektų geriau ir greičiau. Atstatymo fazė – bronchų raumenų ir inervacijos atstatymas. Kutenantis dirginimas gerklėje. Jei buvo įvelta gleivinė, bronchitas su atsikosėjimu. Krizė. Bronchinės astmos priepuoliai. Nuo kelių minučių iki kelių dienų. Švilpimas. Alergijos atveju. Priepuoliai prasideda esant trigeriams. Kaip matote, jokių atsitiktinumų ir klaidų nėra. Gamta yra griežta ir tiksli. Čia mes nesuprantame jos dėsnių ir ignoruojame juos. Na, o ką apie tai mano oficialioji medicina? Žinoma, oficialioji medicina viską neigia. 5 biologinius dėsnius griežtai slepia nuo gydytojų ir viso pasaulio po 9 užraktais. Nes pacientas, žinodamas, kada ir kaip kūnas įjungia pats išgijimą, pacientų nebebus. Ir jo nebebus galima gąsdinti baisiom diagnozėm ir šerti nuodingais vaistais, baisiom chemoterapijom ar radioterapijom, naikinant mūsų natūralius išgijimo syvus, ar pardavinėti placebą už milijonus. Oficialioji medicina – tai farmacijos verslas. Siekiama, kad pacientas ištisai kabėtų tarp gyvenimo ir mirties ir negalėtų gyventi be vaistų ir neštų pelną. O tai įmanoma nuolat gąsdinant ir varant baimę, kad pacientas ištisai bijotų. Oficialioji medicina susikūrė savas taisyklės, kurios neštų pelną. Medicina bejėgė be vaistų, jos pagrindinis šūkis. Ketvirtas biologinis dėsnis mums atskleidžia mikroorganizmų paslaptį. Visi mikroorganizmai dalyvauja mūsų aptarnaujančiais tikslais, simbiozėje su žmogumi. Manyti, kad mikroorganizmai sukelia uždegimus, tai tas pats, kas manyti, kad gaisrininkai sukelia gaisrus. Visi procesai mūsų kūne yra organizuoti ir tikslingi. Taip vadinami uždegimai taip pat yra organizuotas ir tikslingas procesas, kurį reguliuoja smegenis. Jos duoda komandą mikroorganizmams daugintis, kai auginamas auglys. Ir smegenys siunčia įsakymą pulti priaugintą vėžį ir pašalinti jį, kai žmogus išsprendžia savo konfliktą. Mikroorganizmai yra mūsų mikrochirurgai, atliekantis sudėtingiausias auglių šalinimo ir audinių atstatymo operacijas, o nesukeliantis uždegimus. Ir vėl viskas griežtai ir tvarkingai, pagal evoliucinį vystymąsi. Grybai ir mikobakterijos – tai seniausi evoliucijos atstovai. Jie darbuojasi seniausiose mūsų evoliucijoje išsivysčiusiuose organuose iš endodermos ir senosios mezodermos. Toliau evoliucijoje atsirado bakterijos, kurios darbuojasi toliau evoliucijoje atsiradusioje mezodermoje ir jos organuose. Toliau atsirado virusai, tai naujausi mūsų evoliucijos kūriniai, kurie darbuojasi mūsų naujausiai evoliucijoje atsiradusioje ektodermoje ir jos organuose. Mūsų kūno floros mikroorganizmai darbuojasi atstatymo išgijimo fazėje, įsakius smegenims. Smegenis mūsų kompiuteris kontroliuoja visą jų darbą. Nėra nei blogų, nei gerų mikroorganizmų. Yra ne mūsų floros dalis patekusi per atvirą žaizdą ar medicininės intervencijas. Grybai ir mikobakterijos – seniausi evoliucijos atstovai.
darbuojasi seniausiose endodermos ir senosios mezodermos organuose. Šie mikrobai yra valdomi smegenų kamieno arba smegenėlių. Jie dauginasi jau kovos fazėje įsakius smegenims, kai pradedamas auginti auglys, vėžys. Dauginasi proporcingai auglio dydžiui ir laukia įsakymo pulti. Kai žmogus išsprendžia konfliktą, atsipalaiduoja, nustoja bijoti ir nerimauti, smegenys įsako pulti tą auglį vėžį ir pašalinti ir sutraukti jį. Toliau evoliucijoje atsirado bakterijos. Ir jos darbuojasi toliau evoliucijoje atsiradusioje mezodermoje, jos organuose. Vienos bakterijos dar darbuojasi senojoje mezodermoje, jos organuose. Šalina priaugintus auglius. O kitos bakterijos jau darbuojasi naujosios mezodermos organuose. Padeda ardyti audinius ir po to atstatyti juos vėl, priauginti audinį. Toliau evoliucijoje atsirado virusai, tai jauniausi evoliucijos mikroorganizmai, kurie dirba jauniausioje mūsų ektodermoje, jos organuose. Virusai padeda atstatyti nekrozavusias ląsteles. Su jais audinių atstatymas praeina sklandžiau. Taigi, užsikrėsti neįmanoma niekuom. Užsikrėsti galima tik baime ir įsitikinimais. Arba perėmus kito žmogaus emocinę būklę, kai jūs esate emociškai susijungę su tuo žmogum, gyvendamas kartu. Taigi, viskas yra mūsų galvose. Viskas yra baimė ir įsitikinimai. Viršutinio kvėpavimo takų uždegimai – tai lengvas susierzinimas, nepasitenkinimas esama situacija. Pavyzdžiui, sloga. Aš užuodžiu kažką negero. Jūsų kūnas skuba jums padėti. Priaugina daugiau ląstelių, kad užuostumėte pavojų geriau. Kai nustojate nervintis, priaugintos ląstelės šalinamos mikobakterijų pagalba per skysčius. Sloga. Bronchai – tai išgąstis teritorijoje, pavojus namuose ar ten, kur praleidžiate daug laiko. Plaučių vėžys, plaučių uždegimas – tai mirties baimė. Plaučių tuberkuliozė karo metais daug miršta, nes ilgai bijo mirties ir neturi sąlygų gerai maitintis atstatymo išgijimo fazėje. Nes atstatymo išgijimo fazėje reikia labai gerai maitintis, labai daug baltymų turinčio maisto. Venerinės ligos – tai seksualiniai konfliktai, pavyzdžiui, vyrų gonorėja. Tai prostatos parenchimos speciali biologinė programa – prostatos vėžys. Tai seksualinis konfliktas, kai vyras nesijaučia pakankamai vyrišku, kai abejoja savo vyriškumu ar potencija. Konfliktas ryšium su vyriškom pareigom, arba kai nori, bet negali ir taip toliau. Kovos fazėje kūnas priaugina auglį, kad padidinti organo funkciją – vyriškumą. Gonorėja tai atstatymo fazė, kai kūnas mikobakterijų pagalba šalina tą priaugintą auglį. O tas priauginto auglių šalinimas dažnai vyksta su nemaloniu kvapu. Mikobakterijos dauginasi tik įsakius smegenims. Jos nesidaugina specialiuose kultūrose, mėgintuvėliuose esant palankiom sąlygom. Todėl oficialiai medicinai taip sunku jas nustatyti. Bakterijos dauginasi mėgintuvėliuose esant specialiomis sąlygomis. Todėl oficialioji medicina jas lengvai aptinka. Na, o virusai taip pat labai kaprizingi. Jie taip pat klauso tik mūsų smegenų paliepimų. Dauginasi tik tai paliepus mūsų smegenims. Todėl oficialiai medicinai taip pat juos yra labai sunku aptikti. Na, oficialioji medicina sutrins mane į miltus. Aš ją taip pat. Oficialioji medicina, ši užkietėjusi senutė, nemėgsta naujovių ir vėl bamba, kad tai vaikų fantazijos. Oficialioji ir toliau mums kalambija, kad baisus mikrobai ir siaubingi virusai mus visur tyko ir taikosi suėsti, viską iš eilės. Bet kodėl tada šie baisus mikrobai visada kėsinasi tik į vieną organą? Jei jie tokie žmogėdros, turėtų pulti visus iš eilės. O vaikų infekcijos, kodėl puola tik vaikus, negi jis skiria vaiką nuo suaugusio? O tie baisus virusai, kodėl ne visus pražudo?
tik tuos, kurie jų mirtinai išsigando. Ir kodėl nei živ sukeliantis AIDS, nei koronavirusas nėra dar laboratoriškai išskirti. Gaunasi taip, kad mes esame gąsdinami baisūnais virusais, kurių niekas niekada nematė, net su galingiausiais mikroskopais. Na ir 5. biologinis dėsnis teigia, kad visos šios specialios biologinės programos turi reikšmę. Tai yra gamtos dalis. Ligos tai visai ne ligos, o evoliucijoje išsivyščiusios gamtos programos su tikslu padėti mums išgyventi kritiniais mūsų gyvenimo momentais. Kiekvienas simptomas turi biologinę reikšmę ir tikslą. Kiekvienas simptomas visada tik sprendžia konfliktą. Kiekviena speciali biologinė programa tik sprendžia konfliktą, padeda žmogui. Pavyzdžiui, sėklidžių vėžys. Kūnas padidina funkciją, kad kompensuoti individo netektį, dėl kurio jūs taip gedite. Tokia gamtos logika. Skeleto raumenų skausmas verčia žmogų ilsėtis, nejudėti, kad kaulai galėtų atsistatyti. Nes kaulai, kremzlės, sąnariai, raiščiai gali atsistatyti tik ramybės būsenoje. Kai skausmas praeina, reiškia šie audiniai atsistatė. Skydliaukės padidėjimas, kai asmuo jaučiasi per lėtas, ląstelių dalymasis prasideda skydliaukėje. Kad padidinti funkciją, daugiau hormonų, žmogus tampa greitesnis. Kai žmogus įvykdo užduotis, priaugintos ląstelės pašalinamos mikobakterijų pagalba, uždegimas. Tik svarbu suprasti ir žinoti, kad šios specialios biologinės programos yra skirtos trumpam naudojimui. Mūsų kūnas tai didelė mūsų pasąmonės dalis. Jis geba absorbuoti daug daugiau informacijos nei mūsų sąmonė. Mūsų kūnas yra mūsų ištikimas tarnas, draugas ir sufleris. Klausykite savo kūno, draugaukite su juo. Jis simptomu tiksliai nurodo, kur jūsų tyko pavojus, į ką jums dabar ypatingai reikia atkreipti dėmesį. Ar ką jums reikia dabar išmokti, kad evoliucionuoti, užaugti, tobulėti. Oficialioji medicina dar tebėra 19 amžiuje ir mano, kad motina gamta yra kvaila, keista, žalą daranti bjaurybė, sugebanti gaminti tik lepses ir klaidas, piktybinis, betikslis, sukeliantis. Tai nežinojimas, perdėtas pasitikėjimas, arogancija ar farmacijos industrijos didžiosios pelno dalies praradimo baimė, jei visi sužinos biologinius dėsnius. Tegu bus jums, kaip tikite, pasakė Dievas. Neturėk kitų dievų, tik mane vieną, šnibžda tau tavo kūnas. Čia buvo Airida Jurevičiūtė, Germano naujosios medicinos konsultantė. Smagu, kad klausėte. Iki.